Ar susimastote, kiek verta jūsų kompiuteryje esanti informacija? Duomenų netekimas įmonėje reikštų prarastus užsakymus bei didžiulius nuostolius, o privatiems asmenims visiems laikams dingusias šeimos nuotraukas, įsimintinų progų vaizdų įrašus ir dokumentus. Sugedus kompiuterio diskui, duomenų atstatymas kainuotų tūkstančius litų arba būtų tiesiog neįmanomas. Be to, grėsmę kelia virusai, gaisrai ir Lietuvoje itin dažnos nešiojamųjų kompiuterių vagystės. Kopijuoti duomenis į išorinės laikmenas, pavyzdžiui USB atmintinės, yra gera mintis. Tačiau tai neapsaugos, jei viskas nelaimės atveju bus vienoje vietoje. Taip pat sunku prisiminti duomenis kopijuoti reguliariai, tai reikalauja pastangų ir laiko. Išeitis – Amon atsarginių kopijų paslauga. Atėjus nustatytam laikui, programa automatiškai praskenuoja kompiuterį, surenka visus naujus bei atnaujintus failus. Juos suspaudžia, užšifruoja ir internetu siunčia į visą parą stebimą duomenų centrą, kuriame sumontuoti Amon serveriai. Nutikus nelaimiai, duomenys atstatomi vos keliais mygtuko paspaudimais. Tačiau norint tai padaryti, būtina žinoti unikalų slaptažodį duomenų dešifravimui. Visa tai vos už 45 litus per mėnesį vienam kompiuteriui. Jei pageidaujate, paslaugą mėnesį laiko galite bandyti visiškai nemokamai. Tiesiog Amon svetainėje paspauskite mygtuką išbandyti ir parsisiųskite programos bandomąją versiją.